Antroji vieta, jeigu Lenkijos sportininkai dar neišgirdo savo pavardžių, atitenka trečiajam starto numerį ekipažui Rokas Steponavičius ir Markas Buteikis, kurie taip pat kviečiami čia atvykti pas mus. Apie šį ekipažą galima pasakyti tik tiek, kad Rokas Steponavičius ir Markas Buteikis automobilyje susipažino vakar, už vakar susirašant trasas, ar ne? Nesusipažino, bet šiaip normaliai vyrai atvyko ir sudalyvavo puikiai. Prašom, Rokiškio meras jau įteikė jums taures FIA RT bendroje įskaitoje. Pakvieskim gal Oskarą dar kartelį Lenkijos trečios vietos nugalėtojus. So we're still waiting for Aron Domžal and Michal Kužniec on the stage. The third place for the FIA European Rally Trophy. Where are all our Polish crew? Come on. Fotografija fotografams iš priekio, fotografuojantiems nuo žiūrovų pusės. Na ir kita fotografija, apsisukit vyrai į mūsų Rokiškio Grand Ralio fotografo pusę. Jei parodysiu jums liuksą, žinokit, nepabėkit, dar visi trys ekipažai turės nusifotografuoti. Na ir mes skelbiame FIA RT bendros įskaitos nugalėtojus. Pirmas starto numeris Vaidotas Žala ir Ugnius Vainiavičius. Vaidotas Žala ir Ugnius Vainiavičius numeris pirmas atvažiavo pirmas. Foto su meru atminčiai. FIA RT bendroje įskaitoje Vaidotas Žala, Ugnius Vainiavičius buvo greičiausiai. Atsisukam į kitą pusę, fotografas. Ir dabar visi kartu bendroje foto. Greitai tos klasės kartu su nugalėtojais antros vietos Roku Steponavičiumi ir Marku Buteikiu. Aplodismentai, kol vyrai šypsosi. Ačiū visiems. Okay, we continue with the European Rally Trophy Masters category. And straight on the top spot of the podium, give a warm welcome to Serhii Potiko and Anas Kaleda. Serhii Potiko ir Anas Kaleda, 12 starto numeris, pirmoji vieta Master RT trofėjų įskaitoje. Laukiame šio ekipažo čia. Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas nori įteikti jums dovanas. Ir visų sportininkų paprašysim, kokie būte greiti trasose, tokie būkite greiti atvykti atsiimti savo dovanų. Bėgam. Aplodismentais palydėkime sportininkus, lenktynininkus. Aras, matau, užsižiebęs kaip visada, gera nuotaika garantuota. Sveikinam, malačiai. Bučiniai ir ponai ir ponios, fotografija atminčiai vieniems fotografams iš vienos pusės nuo žiūrovų. Meras, prašom, jums šiandieną teks pavaduoti mergaitės, kurios būdavo iki šiol. Šiais metais mergaičių nebus, bus tik berniukai, kadangi tai pageidavo kai kurios žiūrovės. O dabar į kitą pusę. Ačiū vyrai, susitiksim, man atrodo, dar šiandien ant podiumo. Oskarai, kas toliau? Okay, we continue with the FIA European Rally Trophy Junior category. And so, in second place this weekend, give it a warm welcome to Matteo Bernini and Lorenzo Matucci. Antroji vieta, 11 starto numeris. Jeigu žiūrėsite fotografijas ir pamatysite numerį 11, tai žinokite, kad tai svečiai FIA Junior RT įskaitoje užėmė antrąją vietą. Jaunieji sportininkai neskuba, jūsų aplodismentų laukia ir kyla ant pakylos, kyla lėtai ant pakylos.
mėgaujasi kiekvieną akimirką, čia taip išeina. Prašom, prašom. Čia... So where is Matteo Bernini and Lorenzo Vannucci? Na, tada reikia skelbti pirmos vietos nugalėtoją ir tai yra 7 starto numeris Aras Kvedaras ir Karolis Gengaudas. Viedžino RT įskaitos nugalėtojai. Sako, nemato savo konkurentų. Ten rankas spaudžia meras, duoda 2 taures. Merginos dovanų. Na ir dabar reikia nusifotografuoti audringą aplodismentai iš žiūrovų pusės. Okay, guys, we will continue with the tour of European Rally. For that, I want to invite the representatives. Luca Grilli, please welcome to the podium to present the top 3 spots on the podium in our Official Grand Rally this weekend in 2026 edition. And so, in 3rd place for the European Rally overall standings from Lithuania, it's Rokas Steponavičius, Markas Budeikis. Rokas Steponavičius ir Markas Budeikis, 3 vieta. Bendroje įskaitoje šiandien 10-ame Rokiškio Grand Rallyje. Greičiau, greičiau! Vyrai šiandien gausi pakankamai daug prizų, kadangi buvo daug įskaitinių klasių ir čia yra bendroji įskaita. Plojam, kažkaip nesigirdi Rokiškės. Apsisukam, fotografas iš kitos pusės. Antroji vieta. Deividas Gesevičius ir Evaldas Kvedaris. Kaip moka Rokiškis garsiai pasakyti, kad patinka jums šie sportininkai, šie lenktynininkai. Jau geriau. Every heartbeat comes alive. All the colors in the air. Pull me closer, take me there. Dėl antros vietos nugalėtojai Deividas Gesevičius, Evaldas Kvedaris. And finally, the winners in the Tour European Rally category. 1st place, top spot on the podium. Please give a warm welcome, Vaidotas Žala, Ugnius Vainavičius. Vaidotas Žala, Ugnius Vainavičius dar kartą kyla į sceną. Nuo 7 ryto Vaidotas sakė, keltis nesunku, nes vakar atsikėlė po 6 ir prabėgo čia aplinkui ežerą. O šiandien bėgioja čia atsiminėti savo dovanų. Ačiū vyrai, šaunuoliai. Okay, and now a nice picture all together with the top 3. No, Vaidas, stay on the stage. We need the top 3 picture. All is you as well. Look, get back there on the stage.
Nice. Labai daug fotografijų reikia padaryti, visiems atsiskaityti ir pasakyti, kad iš tiesų ralis įvyko, o ar ralis Rokiškyje pavyko? Ir dar kartelį parodykim, koks Rokiškis yra ralio miestas, nes šie žmonės atvažiavo iš Italijos, gali nesuprasti. Lietuviškai pasakykit, pavyko? Pavyko! Ir patiko. Aišku. Absolutely fantastic to have the two European Rally as well as the European Rally Trophy with us this weekend here in Lithuanian Rokiškio Grand Rally. Thank you so much. Thank you, Luca. Fantastic. And we will continue, of course, with the Lithuanian Rally Championship. And of course, we will start off with the Masters category. And so, on third spot of the podium, it's my privilege and my honor to Kultis Lukas and Zanalega Gerika! Laška Master klasėje, svečiai iš Latvijos, 34 starto numeris, 3 vieta. Paprašysiu sportininkų, jeigu matote tuos sportininkus, kurie galbūt užsisvajoja, daros asmenukės, pakviesti juos greičiau. Welcome, Kultis and Zana. Kaip reikia pasitikti svečius iš Latvijos? Šaunuoliai, ačiū jums, prašom fotografiją į priekį. A father and a son duo, absolutely fantastic, having so much fun here in Rokiškis this weekend. Apsisukam į kitą pusę. Foto. Cheese! Cheese! Super, paldies jums, draugi! Antroji vieta, Laš Master klasėje, 12 starto numeris, Serhij Potiko ir Aras Kalida. Dar vienas ekipažas, kuris ne pirmą kartą kopė ant podiumo ir šiandieną Laš Master klasėje jie užėmė antrąją vietą. Užsisėdėjote ralio automobiliuose, dabar teks pabėgioti. Bėgam, antroji vieta, o čia kas? Kaip pasitinka nugalėtojus antrosios vietos? Taip, ant podiumo, prašom ant podiumo fotografiją fotografams iš priekio. Jeigu nepadarysi, jeigu norime gražių fotografijų Facebook'e arba tinklalapiuose, reikia šypsotis, o žiūrovams reikia nepamiršti ploti aplodismentus, paskirti savo mėgstamam sportininkui, lenktynininkui, apsisukam į kitą pusę. Eugenijus Latkevičius, Marius Kairys. Laukiam ant podiumo Master klasės nugalėtojus. O tikrai masteriai jau žino, kaip ateiti, neskubant. Daug merginų dėmesio ir aišku jūsų aplodismentų laukiame. Šaunuoliai vyrai, malonu matyti finišę. Kaip sakiau, ant starto podiumo svarbiausia finišuoti, o jeigu dar ir pirmoji vieta, aplodismentai garantuoti. Labai gražiai atrodo Pirelė Kepuraitis. Pasirodo, kažkada buvo kažkoks kūrinys apie be kepurį. Tai rokiškėnės be kepurės jūs esate. Uno momento. And now a picture for all three of the spots. So let's get back on the podium. Meras, a picture for all three of the spots.
Ai, dar meras reikalingas į fotografiją. Čia jau žinokit, kadangi mergaičių nebeturim, tai dabar turim merą, kuris privalomai turi būti kiekvienoj fotografijai. Šypsenos, čys. Ir į kitą pusę dabar apsisukam. O tai apgriežamės smūgį, ja? Ļoti labi. Nenugriūk.